studijoje, nes ten teigiama, kad pradėjus pramoninės skalūninių dujų ir naftos gavybą nepataisomai pažeidžiamas žemės karkasas ir neišvengiamai pažeidžiamas žemės gelmės. Iš tikrųjų verta įsiklausyti ir susimastyti tiems vyrams, kurie dabar sėdi vyriausybės rūmuose ir galvoja, kaip čia dabar padaryti. Man įdomu, kokie jų argumentai, jeigu žmonių argumentai jiems nesvarbus. Kas dar nėra paskelbtas nugalėtojas. Kol kas yra tik paskelbtas konkursas, žinomas vienas dalyvis Chevrono kompanija, tai yra vienas dalyvis iš vieno dalyvavusio, jis nėra pripažintas nugalėtojus, jam nėra išduotas leidimas nei išvaldyti, nei išgauti, nei parduoti ir su juo nėra pasirašyta sutartis. Klausimas atviras vyriausybei, kurį mes niekada neturim atsakymą. Netgi Seime per vyriausybės valandą tokio atsakymą išgirsti neįmanoma. Nežinau, kokių argumentų dar reikia vyriausybei ir premjerui Algirdui Butkevičiui, kurie taip užsispyrę, palaikomi prezidentės Dalios Grybauskaitės, taip užsispyrę, taip grubiai stumia kompaniją Chevron į Lietuvą, kai Lietuva tam yra visiškai nepasiruošusi. Chemikalų, kurie yra ten naudojami. Kaip galima ištirti, koks yra poveikis vieno arba kito chemikalo arba jų junginio tarpusavyje, nes į tą vandenį technologiniam procesui paskatinti dedamas mišinys, junginys. Koks to mišinio junginys tarpusavyje ir sąveika su uoliena per 10 metų, to niekas negali pasakyti, nes net kriterijų tam nėra. Tai štai apie ką mes kalbame. Ir dabar tokiom sąlygom vyriausybė rengiasi kaip niekur nieko paskelbti Chevrono nugalėtojų, o tai reiškia legitimuoti įvykusi konkursą, išduoti leidimą
ir paskui pasirašyti sutartį. Tiesa, sako, per tą laiką, kol bus pasirašyta sutartis, mes pataisysim keletą įstatymų, bet atbulinė data įstatymai negalios. Reiškia, Chevronas dirbs pagal tuos įstatymus, tiksliau, pagal tuos įstatymus, kurių nėra dabar Lietuvoje, tai yra darys, ką nori. Tai yra labai pavojinga ir aš nesuprantu, kodėl vyriausybė, protingi žmonės, ekspertai šitą nesupranta. Taip, aš esu kategoriškai prieš, palaikom visas 275 bendruomenės, kurios prieš kelias dienas parašė oficialų raštą prezidentai, Seimo pirmininkui, Seimo nariam ir ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui, pasirašydamos su antspaudais kaip juridiniai asmenys, tai ne pavieniai žmonės, bet kaip organizacijos, kaip bendruomenės, įregistruotos oficialiai. Tuo pat metu iš anų rūmų pasigirsta mano buvusis viršininkės balsas, kuris sako, dabar partijos turi susitarti, kad tikrai reikia atominės energetikos ir toliau skelbsim dar vieną referendumą. Ir dar vieną, ir dar vieną, ir dar vieną. Tai vat koks yra cinizmas? Koks yra cinizmas? Konstitucinį teismą reikia surinkti Seimo narių kiek 30 kelis parašus, bet reikia, kad būtų objektas dėl ko kreiptis. Jeigu jie dabar priims sprendimą statyti atominę, taip, šitą sprendimą aš bandysiu inicijuoti Konstituciniam teisme. Nes kol kas nėra ką apskūsti teismui, jie nieko nepadarė, jie tiesiog nieko nedaro ir nėra ką skūsti. Tai jau tamsta balsy jums labai žemas nusilenkimas už tai, ką daro dėl mūsų. Tai ne dėl jūsų, dėl visų aš darau, dėl savęs ir dėl mūsų. Nu, iš esmės tai taip. Šiandien vakare jie Seime, koalicija daro prezentaciją, jie pasakys, ne viešai, ne visam Seimui, tik tai valdančiai daugumai, ką jie nusprendė dėl atominės. Tai va žiūrėsim, ketvirtadienį Seime bus oficialiai pristatyta ta visa energetikos nauja strategija. Tai jeigu paaiškės, kad su atominė, tai kviečiu, kaip sakoma, prie Seimo visus ir tikrai reiks kovosim iki, nežinau. Šalyje klesti tokia korupcija, toks korupcijos lygis, toks projektas neįmanomas. Absoliučiai, čia pinigus išplaus viską. Atmetus tai, kad tai yra pavojinga ir ekonomiškai nenaudinga, tai, ką jūs sakot, iš tikrųjų būtų irgi pagrindinė priežastis, kodėl nepastatyti. Jie griauna pasitikėjimą meluodami, per lėšas informacijos priemonės. Kodėl iš ties daro? Nežiūrint į visą taip, tamsta balsy vis tiek darykit savo darbą ramiai ir tiksliai. Darau, Jūs iš to tikrai, reiškia, tik naudos savo gausit. Man naudos nereikia. Nu, man nieko nereikia, aš niekam neskolingas. Kaip čia pasakyti, Lietuvai skolingas. Viskas man gerai. Toliaregiškai. Pas mus yra jam labai geri įstatymai, tai yra nėra jokių įstatymų. Tokie kvailiukai visi. Tai, ką jis padarė Ekvadore. Dabar per pasaulį eina bylinėjimais Ekvadoro valstybės su Chevronu dėl 19 milijardų dolerių žalos. Ir jie nieko nemokės. Ir jie nugali. Tu dabar persikėlė į Londoną. Pinigai visada nugali. Bet ten jie, reiškia, prisiurbė naftos ir vietoj to, kad atliekas utilizuotų kaip priklauso, kažkur supylė. Tokiu būdu sutaupė padurti $3 nuo barelio pelną padidėti. Gerai, tai ką? Jo, tai ačiū. Palaikom ryšį. Pasakokit mums apie vyriausybės sprendimus. Šiandien nebuvo. O kodėl? Atidėjo? Kodėl atidėjo? Mano nuostata asmeniškai labai rezervuota. O ką tai reiškia labai rezervuota? O tai jūs norit Tai aš esu net Lietuvos gamtos rezervuota? prieš Chevroną? Gamtos prieš. Tai didelis ačiū jums. Ne, ačiū, ne už, čia žinokit, ne mitinguoju ir ne... Čia pareiga. Ne, tai mes jūsų nuomonės. Ne diskusijų, nes tai yra neaiškių problema, aš turiu, kodėl aš esu prieš. Todėl, kad aš manau, kad Lietuvoje yra, kur kas didesnė gerybė, tai gėlo vandens. Tai kalbos nėra, pilnai sutinkam. O kiek ta žvalgyba ten reali, kiek ten to reikia, aš labai abejoju. Visą laiką žiūrėjau atsargiai, dabar žiūrėjau. Ne dėl to, kad jūs čia stovit su plakatais. Ne, jūs dėl to, kad Lietuvos pilietis. Ne dėl to. O ką jūs manote dėl... Savo argumentus. Aš buvau prieš kitus projektus. Turiu savo motyvus, kodėl kažkaip žmogus.
Tai mes labai vertinam tokius žmonės. Visokių bus nuomonių, Tai suprantate? be abejonės. Visą laiką yra nuomonių visokių. Va, matot, čia sako, kad slidžiai kalba, čia sako, kad Tai jūs vertina. ten apsispręskite dar vieną koją. Andriau, ten ar o ką kitą, Jūs manote dėl ten žemės išpardavimo reikia- Lietuvos? Reikia šviesiai tiesiai į vieną pusę stoti arba į kitą, kaip beždžioniai negalima, aš ir gražiai, ir protinga, į kurią čia man vietą atsistoti. Va, Nu, jūs ten ir neblogai ten. kalbat. Nu, žinai, aš Kas tinka negaliu ir viskam, ten, ir netinka ten niekam. būti, jeigu aš beždžionė ir gražiai, ir protinga, ne? Žiūrėkit, Taigi reikia būti tokio arba tokio. Gauti parašai apgaulės būdu jie gražino, kadangi grėsė tiem tarnautėm, kurie sudarinėjo baudžiamąją atsakomybę. sutartyse labai įdomių punktų yra prirašyta, kad žmonės įsipareigoja tylėti. Nu, visuose sutartyse taip yra, bet šita, kur mums sakė, kad yra masiškai supirkinėjami sklypai tinkamose vietose šituose skalūnų dujų gavybai. Prie upelių mažų, prie kanalų, kur kad būtų vandens Aš dar paėmimas. noriu paklausti vieną dalyką, mes kalbėjom, ryte kalbėjom, būtent apie to atidirbto vandens perdirbimą. Kokios technologijos naudojamos? Nėra tokios. Nu kaip, vat, Supurškė, ten reiškia, supurškė su chemikalas, paskui jį reikia ištraukti lauk. Yra grįžta 50%, kažkiek tai to vandens panaudoja, kažkokią tai dalį, bet jis visas netinkamas, jį ten turi papildomai įdėti viską. Laiko kažkokiuose rezervaruose, žinau, pila į didelės upes. Paskui garina, dykumoji garina ant saulės ir paskui su buldozeriu sustumė tas visas druskas kažkur išveža į kažkokius utilizacijos punktus. Ta problema absoliučiai nėra niekur išspręsti. Kempinskio viešbutyje jie pasakė, kad yra jau Amerikoje taiko tą būdą grąžinti atgal į žemę. Arba į senus išnaudotus gręžinius, arba gręžti naujus gręžinius, supurkšti tam tikras minkštas uolas. Jis pasakė, kad tai technologija naudojama yra. Tai mes kaip visuomeninės organizacijos, mūsų pagrindinis tikslas telkti žmonės. Dėl žemės sklypų, tai jūs turėtumėte paimti teisininką, dėl tų sutarčių, tai išspręsti klausimą. Tai yra daroma. Nes iš principo, tai jeigu suskaldys, vienos sutartis galios, kitos sutartis negalios. Vieni, reiškia, bus pasirašę, kiti atsijėmė. Tai natūraliai iš karto bus tam tikras ir skaldymas. Bendruomenės bus bandoma suskaldyti, sukiršinti ir visais kitokiais būdais padaryti vienus Gazpromo atstovais, kitus dar kažkokiu OMO atstovais ir taip, kad tai mes irgi dabar būtent telksim jėgas į tai, kad bendruomenės nepalūžtų, nepasiduotų tom visom provokacijom. Daugelis iš mūsų jau yra tai praėję ir su tokiais dalykais jau nebepaims ir tie, kurie praėjo, turi paimti su tom aplinkinėm bendruomenėm. Tai reikia pasakyti paprastą dalyką, kad pavyzdžiui tas, kas šiandien yra siūloma pagal tą sutartį finansiškai, jeigu tarkim bus ten kažkas daroma, nu ten yra formaliai siūloma, tai tas, kas pagal 500 litrų ar kiek ten yra reiškia. Pasižiūrėkime, reiškia, ką darys vyriausybė. Po to Seimo veiksmai ir po to galim plėtoti. Tai vienu žodžiu, Mes dar prašymą tokį trumpą turim, kad jūs, žemaitiškai,